Sveiki visi, kas šiandien nuotoliniam susitikimui. Tai šiandienos nuotolinė konsultacija tokia ypatingai svarbia tema, tai paukščių gripas, jo situacija bei biologinio saugumo reikalavimai. Ši liga iš tiesų fiksuojama visame pasaulyje ir tas pavojus nėra toks lokalus ar laikinas, tai rizika paveikia tiek laukinius, tiek naminius gyvūnus ir iš tiesų jinai egzistuoja nuolat, kelia tiesioginį pavojų paukštininkystės sektoriui, tai taip pat gali paveikti ir visuomenės sveikatą, nes liga pavojinga taip pat ir žmonėms. Todėl visų mūsų atsakomybė yra apsaugoti paukščius nuo šitos ligos ir užtikrinti, kad kiekvienas, kas kontaktuoja su tais paukščiais, turėtų pačią naujausią informaciją apie šią ligą bei aiškias taisyklės ir praktinius patarimus, kurie leistų apsaugoti paukščius nuo šitos ligos. Tai šiandienos temos pristatysime informaciją apie pačią ligą, klinikinius simptomus, epidemiologinius ypatumus, esamą situaciją Europoje, Lietuvoje, taip pat biologinio saugumo principus, paukštininkystės ūkius ir kaip apsisaugoti žmonėms ar būti apsaugotiems nuo šitos ligos. Konsultacijos pabaigoje bus laiko jūsų klausimams ar diskusijoms, bet tuo pačiu metu galite čate vadiname atrašyti savo klausimus, mes juos atsakysime. Taip pat viso šito susitikimo konsultacijos bus vaizdo įrašas, taip pat patalpintas online, kur galima bus po to pasižiūrėti. Taigi, tikiuosi sėkmingos diskusijos, naudingos informacijos ir kviečiu pasisakyti Gyti, Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentą. Gal tik kaip direktorius, prezidentas yra Andrius Pranckevičius, bet dėkui ir Vaidotai ir sveiki kolegos. Aš gal nenoriu labai ilgą daryti įvadą, bet ne pirmas susitikimas ir atrodo, kad jau buvo ir mokymai, ir simuliacijos, ir kad jau viską mokam, bet kaip rodo praktika, kad vis tik tais realiam gyvenime atsiranda tos vietos, kur atrodo, negalėjai tikėtis. Tai arba liga atsivežama, ten, sakykime, ar ten koks tiekėjas iš užsienio naudoja netokius dezinfekantus, ar greičiausia, kad patys darbuotojai parsineša ligą. Tai tų priežasčių iš tikrųjų yra labai įvairių ir labai dėkui Valstybinei maisto veterinarijos tarnybai, kad dar kartą surinko ir galėsim apie tai būtent tas priežastis pagrindinės ir kaip apsisaugoti, dar kartą pasišnekėti, pasižiūrėti, pasidalinti išmintimi. Iš savo pusės, kaip paukštininkystės asociacija, galiu pasakyti, kad tikrai daug dirbam jau nuo metų pradžios dėl jau pasekmių, jeigu ligos atsiranda, tai dėl nuostolių kompensavimo tvarkos. Jinai yra atšviežinta, patvirtinta prieš savaitę laiko ministro žemės ūkio, dabar tik šnekam apie nuostolių metodikas kompensavimą, ten tikrai irgi yra, atrodo, viskas labai paprasta, bet kai eini į detalės, yra tikrai ką veikti. Taip, kad bendrom jėgomis ir, sakykim, jūs kaip laikytojai gyvūnų, Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kaip ta, kuri ir iš vienos pusės kontroliuoja, iš kitos pusės galbūt padeda suprasti, ką reikėtų padaryti. Asociacija jau su pasiekmėm kovojanti, padedanti kovoti lygų, tai manau, kad tikrai įveiksime tos sunkumus ir neatsidursime toj situacijoje, kaip yra kaimynai, kur iš tikrųjų ten jau labai blogai pas brolius Lenkus, taip kad reikia tikrai pastangų iš visų suremti pečius. Ačiū labai ir perduodu žodį tarnybai. Ačiū, Gyti. Tai tuomet kviečiu Alvydą Malakauską pristatyti paukščių gripo kliniką, epidemiologinę ir kitus ypatumus. Labą dieną visiems susirinkusiems. Jau pabandysiu pasidalinti ekranu.
Na, tikiuosi matote. Matom. Puiku. Taigi, esu Alvydas Malakauskas, turiu garbės šiuo metu dirbti dviejose institucijose, tiek LSMU veterinarijos akademija, tiek ir gyvūnų sveikatingumo skyriuose valstybinės maisto veterinarijos tarnybos. Ir šiandien labai trumpai iki 10 minučių užtruksiu pristatant epidemiologiją paukščių gripo, kelis esminius momentus, nuo kurių priklauso ir apsauga, kaip galima apsisaugoti nuo šitos ligos, ir trumpai priminsiu klinikinius simptomus. Tai RNR virusai, gripo virusai yra RNR virusai, tai reiškia, kad jie gali labai greitai kisti, jeigu taip trumpai pasakius. Yra 4 pagrindiniai tipai, tai A ir B tipas būtent sukelia žmonių sezoninio gripo protrukius ir taip pat A tipo gripo virusai gali sukelti pandemijas. Tai kiti gripo virusai, tarkime D, tai dažniau galvijam randami. Iš tikrųjų, tai ir šunys, ir arkliai turi savo gripo virusus, taip pat ir paukščiai, kaip ir žmonės. Tai tie virusai, kuo jie ypatingi, tai kad jie yra apvalkalėtai, tai kaip ir skamba, kad jie atsparesni, bet realiai tas apvalkalas labai neatsparus ir užtat šie virusai labai jautrus dezinfekcijai, tarkime, etanolis, dezinfekcinės priemonės rankom labai puikiai veikia, o tie apvalkalėtieji virusai yra taip pat, pavyzdžiui, ir COVID virusai sukėlėjai, tai juos irgi puikiai veikia tas etilo alkoholis, būtent to pagrindu padaryti dezinfekciniai priemonės. Tai aišku, ir kitos priemonės puikiai veikia. Ir kas yra svarbu, kad kada kalbam apie paukščių gripą, tai A tipas yra ir natūralų šeimininkai yra laukiniai vandens paukščiai. Visi laukiniai gali būti užsikrėtę, bet ypatingai vandens paukščiai yra imlūs ir gali platinti. Tai, čia nuotraukose matote tiek gulbę, antį, žąsis, aišku, ir kirai gali būti, ir gandrai užsikrėtę, ką Lietuvoje girdėjote ne kartą, kada buvo nustatytas didelio patogeniškumo paukščių gripo virusas paukščiuose. Ir pastaruoju metu, kaip jau girdėjote, kad šis virusas įsisuko į galvijų populiaciją Jungtinėse Amerikos valstijose, apie tai irgi labai trumpai pašnekėsime. Kas yra svarbu, kad laukiniai paukščiai gali turėti tiek mažai patogenišką, tiek labai patogenišką paukščių gripo virusą, tarsi padirmestas, potipius tiksliau. Ir kas yra svarbu, kad būtent labai patogeniško paukščių gripo potipiai gali sukelti labai didelį žmonių mirtingumą ir čia tas paukščių gripo viruso reikšmė, ne tai, kad žudo vien paukščius, bet taip pat gali žudyti ir žmonės. Tai va čia yra paukštininkystė, tie žmonės, kurie laiko paukščius, tai va jie rūpindamėsi ne tik savo paukščių sveikata, jie taip pat pasirūpina ir žmonių apsaugą nuo galimos pandemijos. Tai kadangi laukiniai paukščiai platina, tai ką noriu parodyti, kad tarkime dabar mes susidurime su H5N1 vieno potipio problema visame pasaulyje ir jisai, aišku, kiek žinoma, yra Kinijoje kilo. Ir būtent paukščių migracija kelia tą tokią riziką, kad tie virusai gali išplisti po visą pasaulį. Tai iš Kinijos jisai atkeliavo per keletą metų ir į Europą. Ir taip pat, kaip matote, čia yra 9 paukščių migracijos keliai pagrindiniai. Tarkime, tas, kuris ir mums aktualus Europoje, jis taip pat prasitęsė, čia į kairę pusę, tai reiškia ir į Grenlandiją, į Šiaurės Ameriką. Ir tokiu būdu kažkur atsiradęs didelio patogeniškumo paukščių gripo virusas gali gana greitai išplisti po visą pasaulį. Ir būtent, kaip jau minėjau, dabartinės problemos kėlėjas H5N1 labai patogeniškas paukščių gripo virusas, jo kilmė yra Azija, jisai gali ne tik naminius laukinius paukščius užkrėsti, bet 50 rūšių žinduolių jau buvo nustatyta. Šis virusas plinta su visomis išskiriamis praktiškai iš kūno. Tai ir išmatomis, ir sekretais, ekskretais, ir lengvai gana gali užkrėsti kitus paukščius tiek tiesioginio kontakto metu, tarkime, jeigu užsikrėtusios, tarkim, antys ar gulbės plaukia viena šalia kitos, jos gali užsikrėsti tiek aerozoliniu keliu, kada plasnoja sparnais, gali kvėpti, taip pat ir per vandenį. Ir šis virusas, apie atsparumą yra daug labai prirašyta, labai daug tyrimų, bet realiai galima taip apibūdinti, kad
keletą savaičių gali būti, jeigu palankios sąlygos, jeigu nepalankios, tarkime, saulės tiesioginiai spinduliai, tai aišku, tas atsparumas daug trumpesnis. Aukštydėse, kur yra palankios sąlygos, sakykime, tai tikrai keletą savaičių gali išsilaikyti, jeigu nėra dezinfekuojami. Ir yra paukščiai tokie kaip indikatoriai, tai reiškia naminiai paukščiai, kaip vištos kalakutoj, užsikrėtę labai patogeniškų paukščių gripo virusais, jie tiesiog masiškai gaišta paprastai. Jeigu tai yra mažo patogeniškumo paukščių gripo virusai, tai gali, aišku, ir negaišti. Tačiau laukiniai paukščiai, tarkime, antys, žąsys, tiek ir naminiai paukščiai kaip antys, žąsys, tai gali ir neturėti simptomų. Reiškia, jie geriau prisitaikė prie šito viruso, todėl kelia tą riziką, kad ir negaištantis, tokie paukščiai, mes neįtarsime, kad yra liga. O jeigu laikome antys ir žąsis kartu, tai didelė tikimybė, kad būtent nuo jų gali užsikrėsti ir vištos ar ten kalakutai smulkiuose ūkiuose. Kas yra svarbu, kad paukščiams ta dozė yra labai maža iš tikrųjų. Ir virusas pasižymi greitu įsiskverbimu į ląsteles ir greitų plitimu iš ląstelių. Tai yra užsikrėtęs paukštis jau po po 24 valandų jau kitą dieną gali platinti tą virusą, kartais net ir greičiau. Ir iš tikrųjų reikia labai nedaug, kad kiti paukščiai galėtų užsikrėsti. Kas yra su žmonėm, tai būtent kol kas visa laimė, kad labai patogeniškas paukščių gripo virusas neplinta nuo žmogaus žmogui. Yra 1000 ir daugiau atvejų užregistruota ir kol kas virusas neįgyja savybės plisti nuo žmogaus žmogui. Kas yra labai gerai. Jeigu įsigytų tą savybę, tai mums pandemija tikriausiai grėstų gana greitai. Taip pat maisto produktai, jeigu jie termiškai apdoroti, tai nekelia iki šiol ta rizika yra nereikšminga. Viruso tas gyvavimas, ta epidemiologija, kur jisai randamas, kaip jisai plinta, tai ir nulėmė tos rizikos veiksnius. Tai reiškia, naminių paukščių laikytojai turi vengti tiesioginio ir netiesioginio kontakto su laukiniais paukščiais. Kaip jie tą padarys? Tai kiekvienam ūkyje, aišku, ten stogai, tvoros, visa kita, bet yra ir kiti niuansai, kaip, tarkime, ar žmogus žino, ką daryti, kad neliesti ten nugaišusių laukinių paukščių, ar stogai yra teisingai, ar nėra kiauri. Jungtinėje karalystėje yra tokių įtarimų, kad būtent per kai kurie protrukiai galėjo būti dėl tokių priežasčių. Šios dvi nuotraukos iš Lietuvos, tai jeigu paukštynas turi priešgaisrinį, čia aišku, ne komercinis, nedidelis paukštynas, jeigu komercinis paukštynas turi šitą priešgaisrinį tvenkinį, tai tai yra rizikos veiksnys. Tai vat, kiekvienas paukštynas turi pagalvoti apie tos rizikos veiksnius ir kaip jisai susitvarkys su jais, kiekvienam paukštynė tai yra jau individualu. Klinikiniai požymiai. Tai inkubacinis periodas labai trumpas, jau gali net kai kuriais atvejais yra tyrimų, kad net po keliolikos valandų nereikia ir visos paros, kad jau pradėtų sirgti tie paukščiai po užsikrėtimo. Galvijams matote ilgesnis inkubacinis periodas. Inkubacinis periodas, kada gyvulys yra užsikrėtęs, gali platinti virusą, bet klinikinių simptomų dar nebus. Gal pirmiausia pažiūrėkime į dešinę, tai yra mažo patogeniškumo paukščių gripo virusai, jie paplitę tarp laukinių paukščių. Valstybinė maisto tarnyba atlieka stebėseną tiek labai patogeniškų paukščių gripo, tiek pat ir mažai patogeniškų paukščių gripo H5, H7 potipių. Tai va šitie gripo virusai, jie paprastai nesukelia didelio sergamumo, mirtingumo tiek laukiniams, tiek naminiams paukščiams, bet jie gali virsti kažkada labai patogeniškais paukščių gripo virusais. Tai va čia todėl yra stebimi ir jie. Ir dabar prieikime prie labai patogeniško paukščių gripo viruso klinikinių simptomų. Tai pirmas simptomas staigus mirtingumas ir sergamumas. Ir jeigu paukščiai išgyvena, tai likę reiškia apatiški, negeria, nelesa, guli, nesikelia, galvos sutinimas matomas, kraujosruvos, skiauterės, barzdelių, kojų odos cianozė. Labai patogeniškas paukščių gripo virusas skiriasi nuo paprasto viruso tuo, kad paprastas gripo virusas, tai jisai daugiausia bus randamas, jisai infekuoja organizmą per kvėpavimo takus. Dar gleivinės, aišku, akių gali būti, bet
jisai neišplinta, tarkime, į kojų odą. Labai patogeniškas paukščių gripo virusas, jisai turi tą savybę, kad gali plisti visur ir išplinta po visą organizmą, suardo net kapiliarus, dėl to matome tas cianozes ir pakraujavimus. Taigi, tikriausiai spėjot paskaityti ir likusius tuos simptomus, tai jie gali būti labai įvairūs, bet svarbiausia reaguoti, kai yra kažkoks neaiškus deslumo sumažėjimas, negeria, nelesa, neaiškos kritimo priežastis. Svarbiausia reaguoti laiku ir pranešti veterinarijos gydytojui. Na, čia matote nuotraukas, na, kai kurių simptomų, ne, tai, na, matosi akivaizdžiai pakitusi spalva, tiek, na, galvos ir tie barzdelės, taip pat skiauterės, aplink akis, taip pat kojo. Tai va, į tai reikėtų reaguoti ir nedelsant ir pranešti veterinarijos gydytojui arba valstybinei maisto veterinarijos tarnybai. Paminėjau apie Ameriką ir galvijus ir paukščių gripą. Tai vis dėlto ten yra problema ir tai yra problema tokia, kad galvijose plintantis paukščių gripas, labai patogeniškas paukščių gripas, gali įgyti savybių, na, tokių, kokių dar neturi ir gali pradėti plisti, tarkime, tarp žmonių. Tai va, tai kaip atsirado visa ta istorija Jungtinėse Amerikos valstijose, prasidėjo nuo to, kad H5N1 potipio virusai iš Europos su migruojančiais paukščiais pateko į Jungtinės Amerikos valstijas, kadangi tai buvo neįprasta, kad galvijai, karvės, šiuo atveju melžiamos, sirgtų, na, paukščių gripu, būtų užsikrėtusios, tai uždėlstas buvo diagnozavimas, buvo biosauga, na, nepakankama, gyvulių judėjimas tarp ūkių, besimptomių gyvulių, nes simptomų pradžių nebuvo, jau platindavo virusą, įrangos dalymasis ir tai nulėmė, kad Jungtinės Amerikos valstijose išplito. Šiuo metu situacija yra gerėja, nes galvijai neužsikrečia nuo paukščių. Tai todėl turime šansą sustabdyti šitą plitimą ir ką matome pas galvijus, vis tiek paukščių laikytojai, galbūt kai kurie ir smulkieji laiko ir kitus gyvulius, tai kas yra svarbu, kad jeigu netikėtai pamatote kažkokias dėl neaiškių priežasčių ištakos iš nosies, sudžiūna, na, čia gal nuotraukose nelabai matosi, bet neaiškios kilmės mastitas, matote koks ketvirtis, ir svarbiausia tai yra pieno kiekio ir konsistencijos spalvos pasikeitimas. Tai matote čia nuotraukoje, kaip atrodo pienas iš paukščių gripų užsikrėtusių karvių, kurios sirgo. Tai va, tai reikėtų reaguoti, jeigu netikėtai kažkas tokio pasireikštų. Ir, na, EFSOS įvertinimas yra tai, kad dėl paukščių migracijos yra rizika į Europą, gali patekti šis virusas su gyvais gyvuliais, ne, praktiškai, jeigu laikomasi reikalavimų, negali patekti. Na ir kažkiek tai žalio pieno, jeigu kažkas atsivežtų, tai yra tokia neženkli rizika. Tai tiek trumpai apie paukščių gripo, na, epidemiologiją ir klinikinius simptomus. Ačiū uždėmesį. Ačiū, Alvydai. Tai toliau kviečiu Viliją pristatyti ligos situaciją Lietuvoje bei Europoje kitose šalyse. Ar matosi skaidrės? Taip, matot. Tai gerai, tai šiandieną pristatysiu labai trumpai, kokia yra situacija Europoje ir Lietuvoje. Galbūt statistika nėra taip ir įdomu, tačiau tai yra vienas iš metodų, galintis mums leisti pamatuoti, kiek to viruso turime šalia savęs, šalia savo šalies ir kaip greitai gali tas virusas patekti ir į paukštininkystės sektorių ar netgi pasiekti ir konkrečias paukštininkystės ūkius. Tai ką turime šiandieną Europoje tarp laukinių paukščių, tai kaip matote, dar 2024 metais turėjome apie 972 atvejus laukiniuose paukščiuose, o jau 2025 metais, nors jie dar ir nesibaigė, tačiau Europoje fiksuojamas jau virš 1000 atvejų laukinių paukščių tarpe.
Laukinių paukščių tarpe nustatomas paukščių gripo virusas yra ženkliai siejamas su naminių paukščių tarpe nustatomais protrukiais. Kaip ir minėjo Alvydas, tai yra pagrindinis viruso rezervuaras, kuris perneša virusą oru, tai yra sparnais, ir kurį labai sunku kontroliuoti, kadangi paukščiai migruoja tiek rudenio, tiek pavasario laikotarpiais ir pagrinde virusai visos Europos teritorijoje yra pradedami pernešinėti rudens sezono metu ir pavasario sezono metu, vasaros metu šiek tiek viruso koncentracija tiek viso Europai, tiek šiaurinėse dalyse sumažėja ir protrukiai naminių paukščių tarpe taip pat pasireiškia arba sumažėja priklausomai nuo paukščių migracijos periodų. Naminių paukščių statistinė situacija Europoje, tai jeigu turėjome 24 metais protrukių apie 600, tai 2025 metais, kada dar sezonas skaitosi neprasidėjo, nes sezonas dažniausiai prasideda rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje, kada prasideda jų intensyviausia laukinių paukščių migravimo periodas. Tai vat šiai dienai turime 25 metais apie 500 protrukių naminių paukščių tarpe. Kaip ir minėjau, sezonas tik prasideda, tai dar iki gruodžio pabaigos gali protrukių padaugėti ir jų gali būti fiksuojama vis daugiau. Tai kaip ir minėjo, pagrindiniai potipiai, kurie yra stebimi Europoje, tai yra H5 ir H7 ir jau nuo 2016 metų H5N1 potipio protrukiai tiek naminių, tiek laukinių paukščių tarpe yra registruojami gausiausiai. Taip pat jau prieš kokius 2-3 metus šiaurinėse Europos šalyse, tiek Islandijoje, tiek Norvegijoje ir Suomijoje, Švedijoje pasireiškia keli H5N5 atmainos potipiai, kurie dar kol kas į centrinę Europos dalį nelabai leidžiasi, tačiau yra grėsmė, kad būtent šitos atmainos virusas taip pat gali pasireikšti ir jau centrinėse ir pietinėse Europos šalyse. Stebint patį sezoniškumą paukščių gripo, tai kas neįprasta, kad jau šiais metais virusas aktyviai pradėjo veikti dar neprasidėjus paukščių gripo sezonui ir jau rugsėjo mėnesį pradėjo reikštis pirmieji paukščių gripo atvejai naminių paukščių tarpe. Tai reiškia, kad dar prieš keletą metų, kada vasaros metu aukšta temperatūra ir saulė virusą šiek tiek slopino ir protrukiai nepasireikšdavo tiek laukiniuose, tiek naminiuose paukščiuose. Taip, kada prasidėjo aktyvus paukščių gripo atvejų fiksavimas laukinių paukščių tarpe, tokiuose kaip laukiniai kirai, kurie skraido būriais ir perneša virusus per visą Europą. Ir vasaros metu prasidėjo fiksuacija laukinių paukščių tarpe paukščių gripas, tai rugsėjo mėnesį pradėjo reikštis paukščių gripas ir naminių paukščių tarpe. Pagal EFSOS duomenis tiek praeitais, tiek šiais metais dažniausiai paukščių gripas pasireiškia ančių ir vištų ūkiuose naminių paukščių tarpe, o laukinių paukščių tarpe, tai kaip ir Lietuvoje, tai yra gulbės ir koloninių paukščių rūšis, tokie kaip juodagalviai kirai arba žuvėdros. Stebint paskutinį laikotarpį, tai yra rugsėjis spalis, kada prasidėjo jau aktyvi paukščių gripo sezono tiek laukinių paukščių migracija, tiek naminių paukščių protrukių atvejų fiksacija, tai matom, kad rudens bangos ženklai jau pasirodė rugsėjį. Kaip ir minėjau, anksčiau spalio mėnesį pradėjom fiksuoti kažkokius pirmuosius paukščių gripo atvejus naminių paukščių tarpe rudens sezono metu, tai dabar jau jie pasireiškia ir rugsėjį. Per visus 2025 metus naminių paukščių tarpe rugsėjo
net apie visus, tik rugsėjo ir spalio mėnesį yra užregistruota apie 135 protrukius, laukinių paukščių tarpe daugiau negu 600 atvejų. Taip pat turime tokią kategoriją kaip nelaisvėje laikomi paukščiai, tai yra laukiniai paukščiai, tokie kaip fazanai gali būti laikomi, arba jeigu tai yra nedidelės paskirties naminių paukščių ūkis, kuris laikomas kaip hobi reikmėms, tai tokiuose ūkiuose taip pat Europoje per rugsėjo spalio mėnesius jau yra užfiksuota apie 32 protrukius. Pačios Europos užsikrėtimo zonos, tai daugiausiai tokių protrukių yra fiksuojama vidurio ir rytų Europoje. Tai daugiausiai yra mūsų kaimyninėje šalyje, Lenkijoje, taip pat ir Vengrijoje. Tai yra pagrindinės šalis, kuriuose protrukiai dažniausiai užfiksuojami ne tik tai šiais metais, ar ne tik tais rugsėjo spalio sezonų šiais metais, tačiau ir praeitais ir užpraeitais metais šitos šalis labai kentėjo nuo paukščių gripo atvejų naminių paukščių tarpe. Kaimyninė šalis Lenkija. Labai svarbu žinoti jo situaciją, pagal tai galime spėti, kas gali atsirasti ir Lietuvoje. Tai kaip matote, iš viso 2025 metais Lenkijoje buvo užfiksuota virš 100 protrukių naminių paukščių tarpe, iš jų 15 pasireiškė tik tais per rugsėjo spalio mėnesius. Dažniausiai Lenkijoje buvo fiksuojamas paukščių gripas kalakutų tarpe, naminių vištų tarpe, antis, žąsis taip pat buvo užsikrėtusios paukščių gripu. Taigi visos rūšys kaimyninėje šalyje užsikrečia paukščių gripu ir reikia atkreipti dėmesį, kad šitie paukščiai taip pat yra atvežami ir į Lietuvą. Taigi ne tik tais su laukiniais paukščiais į mūsų šalį gali patekti virusas. Virusas gali patekti ir su naminių paukščių atvežimu, su transportu, ir ne tik tai su gyvais paukščiais, kurie tą virusą koncentruoja, bet ir su transportu ar transportu, kuriuo dalinasi Lenkijos paukštininkystės ūkiai ir Lietuvos paukštininkystės ūkiai. Stebėsena laukinių paukščių Lenkijoje taip pat yra pakankamai intensyvi ir jinai mums irgi taip pat yra svarbi, kadangi laukinių paukščių tarpe Lenkijoje yra nustatoma vis daugiau su kiekvienais metais ir šiais metais yra nustatytas net 41 atvejis laukinių paukščių tarpe. Kas džiugina, kad iš tikrųjų Lenkijoje yra aktyviai stebimi laukiniai paukščiai ir jeigu matote, yra pranešama labai daug apie rastus nugaišusius paukščius, aišku, ne visi iš jų pasitvirtina, ko negalime pasidžiaugti Lietuvoje, nes Lietuvoje per šiuos metus yra pranešta tik tais apie 88 nugaišusius paukščius, iš kurių buvo patvirtinti 8 teigiami atvejai. Tai ta stebėsena ir sąsaja su greitai galimų nustatyti naminių paukščių tarpe protrukiais vis dėlto yra siejama ir tai, kad vykdoma aktyviai gaišusių laukinių paukščių stebėsena Lenkijoje, taip pat galima spėti, kad pas juos pakankamai daug tų naminių paukščių tarpe nustatomų paukščių gripo ūkiuose. Baltijos šalis, kaip matote, Estija turi tik tais vieną protrūkį laukinių paukščių tarpe. Latvijoje šiais metais buvo pirmas atvejis naminių paukščių ūkyje. Tai buvo mažame smulkiame paukščių ūkyje laikomame iki 90 naminių vištų. Taip pat ir laukinių paukščių tarpe 4 atvejai. Lietuva iš Pabaltijos šalių daugiausiai praneša apie užsikrėtusius paukščius, tiek laukinių paukščių tarpe, tiek naminių. Šiais metais Lietuvoje turime patvirtintus 8 atvejus laukinių paukščių tarpe, taip pat 3 protrukius naminių paukščių ūkiuose. Iš jų 2 ūkiai yra komercinės paskirties, vienas yra hobi paskirties, tačiau labai rizikingoje vietoje ir sukėlintis didelės ekonominės nuostolius komerciniams ūkiams, kadangi tas hobi ūkis
kuris buvo užkrėstas Kaišiadorių regione, kur yra didžiausia Lietuvos paukštininkystės ūkių išsidėstymas didžiausias Kaišiadoryse Vievyse ir kaip tik, kurie tie ūkiai pateko į tas 10 km apsaugos ir priežiūros zonas, buvo taikomi smarkus ribojimai ir dar ir tokiu atveju turėjo didelius ekonominius nuostolius. Sausio mėnesį komerciniam paukščių ūkiui, kuris įvyko protrūkis, jisai likviduotas, sėkmingai jau atkurtas, tačiau šių metų spalio 14 dieną Kalakutų ūkyje Kretingoje pasireiškęs paukščių gripas mūsų šaly fiksuoja kaip vieną dar iš aktyvių paukščių gripo šalių, kadangi protrūkis neseniai pasireiškė ir vis dar yra likviduojamas. Tai su šito ūkiu susidūrė iš tikrųjų ir Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba su tam tikrais rimtesniais iššūkiais, kada ūkyje pritrūko personalo likviduojant patį židinį, taip pat finansų stoka, kada reikėjo greitai ir efektyviai nugaišinti paukščius. Ir gal šiek tiek trumpai apie tą ūkį, kada buvo pirmas sykį pasitelkta į pagalbą Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanoriai, kadangi, kaip minėjau, personalo pritrūko, todėl teko greitai ir skubiai reaguoti, kad paukščiai kuo greičiau būtų nužudyti ir užkasti arba išvežti į Rietavo sanitarijos įmonę. Tai šiai dienai yra atlikta pirminė dezinfekcija tame ūkyje, dar vis yra laukiama, kol bus atliekama galutinė dezinfekcija ir tuomet jau ūkis bandys atlikti paukščių atkūrimą teritorijai. Kadangi vis dar vyksta epizodinis tyrimas, tai pakol kas detaliau ir smulkiau tikrai nieko nepapasakosiu. Kai turėsime galutinius epizodinio tyrimo duomenis, tada bus galima jau ir aiškiau kalbėtis apie viruso patekimo ir viruso plitimo ūkyje situaciją. Nu ir apibendrinimui, kas Lietuvoje su laukiniais paukščiais, tai kaip matote, laukinių paukščių tarpe visos Lietuvos teritorijoje paukščių gripas aktyvus. Šiais metais turime 8 atvejus ir tie visi 8 atvejai išsidėstė po visą Lietuvą. Taigi virusas yra pakankamai aktyvus, pakankamai plačiai paplitęs po visą Lietuvą ir keliantis grėsmę visiems naminių paukščių laikytojams, tiek smulkiems, tiek komerciniams paukščių ūkiams. Ir jeigu kaip minėjo Paukščių auginimo asociacijos direktorius, pratybos vyksta, esam pasiruošę ir pasirengę likviduoti paukščių gripą, tačiau labai svarbu pasidaryti namų darbus ir prevencija turėtų būti pirmoje vietoje tam, kad nereikėtų tų pratybų metu įgytų patirčių taikyti realiame gyvenime. Ačiū Vilija už prezentaciją. Toliau kviečiu Kristiną Stakytę, pristatys biologinio saugumo principus paukštininkystės ūkiuose. Sveiki, tai palengva pereinu dabar į kitą klausimą. Ką Vilija jau minėjo, kad biologinio saugumo pagrindai, kurie turėtų būti taikomi visose paukščių laikymo vietose, nepaisant to, ar tai yra, kaip mes vadinam, pakiminis, hobi ūkis ar komercinis ūkis. Ir šiuo metu, kiek stebima aplinkoj, kad dauguma ir ES ir kitų šalių sustiprino savo biologinio saugumo reikalavimus ir apie tai skelbia, tai tą darome ir mes. Paskutinis atvejis, Vilijos, aišku, pranešime nebuvo Jungtinės karalystės, kuri nėra ES šalis, bet Jungtinėje karalystėje paukščių gripas taip pat nustatomas ir naminės ir laukinėse paukščiuose. Ir visai neseniai peržiūrėjau, iš tikrųjų jų reikalavimai visiškai nuo mūsų nesiskiria, nes yra faktiškai tai yra patys
patys yra pagrindiniai dalykai. Tai prašom. Garsas. Tai tu garsą gerai viskas. Tik pasakai išsijung garsą. O slaidai keičiasi. Bet tu pašėtinai. Atsiprašom už nesklandumus. Garsą? Tai slaidai biškį ilgiau keičiasi. Uždėk šėrinti savo. Uždėtas. Čia netrukdai, ar ten žiūrėkis, na. Mums paprasčiau kažkokį malonumas. Taip įdomu, pats daryti per savo kompiuterį, ar ne? Tai man nepasidomė. Arba per vienetą. Čia ne taip. Labai atsiprašau. Ką? Ir garsą duos, tas tada patai. Tada muoja. Gerai? Jo. Atsiprašau, dar kartą dėl nesklandumų. Ar matot prezentaciją? Matome pirmą skaidrę. Taip, matom. Gerai, tai išvadas labai trumpai, tai patys pagrindiniai principai, migruojant laukiniam paukščiam. Ir jau gerbiamas Alvydas minėjo, kad ta paukščių migracija dėl klimato kaitos yra šiek tiek išsitęsusi ir žinom, kad vis dar paukščiai, migruojantis paukščiai matomi Lietuvoje. Tai pagrindiniai principai yra, kad naminius paukščius reikėtų laikyti uždarose patalpose. Nebematome skaidrių. Aš pasakosiu, o gerbiama Audronė jums padės. Kad naminius paukščius reikėtų laikyti uždarose patalpose arba bent jau aptvaruose su stoginėmis, siekiant apsaugoti nuo laukinių migruojančių paukščių. Taip pat nenaudoti naminių paukščių girdimo atvirų vandens telkinių, būtent vandens ir jeigu yra laikomos naminės žąsys, antys, kartu su vištom dedeklėm ar kalakutas, tai jie turėtų būti laikomi atskirai. Mes žinom, kad antim ir žąsim reikia išėjimo į lauką ir vandens, kad jos jaustųsi gerai. Tai bent jau taip reikėtų sumažinti riziką, kad iš lauko virusas pateks į patalpas. Pašaras ir pakratai turėtų būti laikomi uždaruose patalpose, kad nepritrauktų bet kokių paukščių. Ir taip pat ir graužikų. Vaizdas netinkamas. Vilija matėm, o dabar matau aš. Jūs nesidalinate medžiagą. Palaukite, biškį gerbiamieji. O dabar, matot? Nematome. Nematom. Dabar nematot? Dabar matot. Matome. Dabar matosi skaidrės. Būtent šitą skaidrę, jau perinu ir prie 5. Jeigu bus kokių nors klausimų, be abejo atsakysim ir nesilankyti kitose paukščių laikymo vietose.
vengti tiesioginių kontaktų su laukiniais paukščiais ir ypatingai su nugaišusiais paukščiais, siekiant ne tik, kad neįsinešti viruso į savo laikymo vietas, bet ir apsaugoti savo sveikatą. Dabar negirdime. Tai dabar nieko ir nesakiau. Rekomendacijos mažiems naminių paukščiams. Jie yra lygiai tokie pačios kaip ir komerciniam paukščių migracijos metu. Laikyti juos uždarose patalpose, aptvaruose stoginėmis ir apsaugoti nuo kontakto su laukiniais migruojančiais paukščiais. Tai yra patys pagrindiniai principai, kaip nekomercinius paukščių laikytojai, laikantis paukščių savo erdvėje, galėtų apsaugoti savo paukščius. Žinoma, yra sudėtinga įgyvendinti tuos reikalavimus, jeigu esi nepripratęs prie biosaugos arba girdėjai apie tai pirmą kartą. Dėl to mūsų tikslas ir suteikti konsultacijas ir pakelinių paukščių laikytojams ir atsakyti į visus klausimus, kaip būtų galima išvengti patekimo į paukščių laikymo vietas. Ir norėtume, aišku, padėkoti paprastiems paukščių laikytojams, kurie praneša apie įtarimus savo paukščių laikymo vietose arba padidėjusį gaišimą, dėl to, kad tai padeda mums tikslingai valdyti paukščių gripo situaciją. Paukštininkystės ūkis. Suprantama, kad jie turi didelę struktūrą, tvarka pas juos yra šiek tiek kitokia, tačiau jie taip pat turėtų įsivertinti rizikas ir nuolat įsivertinti, jas atnaujinti ir jeigu įmanoma, taikyti griežtesnes priemones. Taip pat pagrindiniai reikalavimai paukštininkystės ūkiams yra, jie turi būti rengti taip, kad juos negalėtų patekti, nekontroliuojamai patekti pašaliniai asmenys, transporto priemonės, laukiniai, bešeimininkai ir kiti gyvūnai. Ūkio teritorija turi būti nuolat tvarkoma ir joje auganti žolė šienaujama. Tas reikalinga tam, kad nesiveistų laukiniai paukščiai ir tiesiog rūdžiai. Prieš įvažiavimą į paukštininkystės ūkio teritoriją turi būti užtikrinta visų įvažiuojančių transporto priemonių dezinfekcija. Žinoma, apie transporto priemonės, kurios įveža pašarus, paukščius, kitas reikalingas medžiagas. Taip pat paukštininkystės ūkiai paprastai įsirengia darbuotojų aikšteles, ne ūkio teritorijų, tam, kad galėtų kontroliuoti ne tik transporto priemonių srautą, bet ir galėtų pritaikyti paukštininkystės ūkio darbuotojams biologinio saugumo reikalavimus. Papildomos reikalavimus dėl lesalų, tai lesalai turėtų būti laikomi tokiose patalpose, kad jas negalėtų patekti laukiniai paukščiai ir graužikai. Ir taip pat tos patalpos turėtų atitikti kitų pašarų ir laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Suprantam, kad tai yra ganėtinai sudėtinga padaryti, tačiau dažniausiai didieji paukštininkystės ūkiai turi specialias patalpas pašarams laikymui, arba pašarai yra pašarų tiekimas užtikrinamas tokiomis uždaromis sistemomis. Ir taip pat paukštininkystės ūkiuose privalu registruoti informaciją apie paukščių gaišimą, vandens bei pašarų suvartojimą, kad būtų galima nustatyti ligą, sustabdyti užkrato plitimą į kitas teritorijas ir kitus ūkius. Tai būtent pagal tai, koks yra registruojamas gaišimas, komerciniuose ūkiuose tai yra darbo, galima nustatyti, kada virusas pateko į paukščių laikymo vietą ir nustatyti, iš kur šis virusas pateko. Taip pat nereikia pamiršti ir medžiotojų, kadangi jie taip pat yra rizikos grupėje. Jie susiduria, jeigu jie medžioja paukščius, jie susiduria tiesiog ir su nugaišus, ir su medžiotais paukščiais. Jeigu gyvena arba ūkininkauja, tai tikėtina, kad turi ir naminių paukščių. Tai medžiotojai turėtų atsiminti, kad medžiojamieji vandens paukščiai, antys, žąsys yra potencialūs paukščių gripo nešiotojai. Todėl medžiotojai su medžiotų paukščių tvarkymas ir išpjaudymas turi būti vykdoma laikantis biologinio saugumo reikalavimų.
Visos didžiųjų paukščių atliekos yra baigiamos potencialiai užterštomis ir saugiai pašalinimas, tai dažniausiai jos yra, kadangi kiek yra nedidelė, jos yra užkasamos. Draudžiama sumedžioti vandens paukščių atliekas prikelti naminiams gyvūnams, šunims ir katėms. Visų pirma, tai kad kaulai yra nepritaikyti šiem gyvūnams. Ir antra, kad šunys, katės gali užsikrėsti paukščių gripu. Taip pat medžiotojai turėtų vengti tais pačiais rūbais, lankytis paukščių laikymų vietoje ir medžiotojai, nes paukščių gripo virusas gali būti platinamas ir per drabužius, netgi vaikiškus batus, jeigu einama į mišką, taip pat su transporto priemonėmis, ratant, praktiškai ir panašiai. Ir visi šitie principai iš tikrųjų yra taikomi beveik visose ir Europos Sąjungos, ir kitose šalyse, nes yra patys pagrindiniai principai padedantys apsaugoti ūkį ir paukščius nuo paukščių gripo ir taip pat kitų paukščių užkrečiamųjų ligų patekimo į laikymą vietą. Ačiū, Kristina, už šitą strategiją. Toliau kviečiam Tomą Miškinį, Vilniaus paukštyno atstovą, pasidalinti praktiniais aspektais, kaip biosaugos reikalavimai įgyvendinami jų ūkyje. Taigi kviečiu Tomai. Taip, sveiki. Pasidalinsiu ekranu, ar matosi? Matosi, tik tai demonstravimo versija. Bet šiaip viskas ok, matot dabar, ne? Matom, labai gerai. Tai jo, ką jau kolegos minėjo, tai iš tikrųjų, tai aš greitai galbūt pagrindinius akcentus padėliosiu, kas yra paukštininkystės ūkiuose, bet tie pagrindiniai reikalavimai jie lieka ir turbūt didesnį dėmesį skirsim patiem darbuotojam. Šiaip matom, kad paukščių ūkyje iš tikrųjų daug judėjimo vyksta ir, kaip žinom, paukščių gripas, ir kitos lygos, šiaip dauguma ligų plinta kontakto būdu, aišku, yra tų infekcinių ligų, kurios plinta ir per orą, bet matom, kad kontaktas vis tik tais yra labai svarbus tiek su paukščiais, tiek transportu, graužikai, kiti paukščiai, ir žinoma, kad viskas tas susideda. Ir nekalbant apie tai, kad visur tie barjerai turi būti įrengti ir apipurškiama transporto priemonė, tiek ratų dezinfekcija, tai yra neatsiejami dalykai ir žinoma, ypatingai kai ateina žiema, kai turime minusą, tai kad tie dezinfekciniai barjerai būtų šildomi, kad sakykime, užtikrintumėm vis tiek ir šaltuoju periodu tą dezinfekciją. Aišku, reikia kreipti dėmesį į pašarų vežėjus, kai mes negalime, sakykime, to žmogaus visiškai atriboti, jisai turi išlipti iš mašinos, tai bent jau kažkokį tai apavą jisai turėtų užsidėti, kuris mažintų tą riziką. Paukštidžių paruošimas vėlgi tai yra neatsiejama dalis ir žinoma, kad tinkamai paruoštus paukštidės ir kur didelis dėmesys kreipiamas plovimui, džiovinimui ir dezinfekcijai, tai yra labai svarbu ir aišku, kad čia prasideda vėlgi viskas nuo pačių darbuotojų ir jų sąmoningumų. Nes ką mes matome praktikoje, kad nors ir viską padarome, sutvarkome teritoriją, išplauname kelius, išdezinfekuojame, bet to lyg ir atrodo negana ir kiek atvejų Lietuvoje buvę, matom, kad viskas ateina iš tikrųjų per kitą galą. Ir mano supratimu, tai vėlgi dažniausias akcentas ir kodėl taip atsitinka yra pats sąmoningumas ir atsakomybė tiek mūsų pačių, tiek darbuotojų, kurie dirba tiesiogiai su paukščiais ir net netiesiogiai su paukščiais, pagalbinis personalas arba visi kiti, kurie atvažiuoja į ūkį. Ir dėja, ne visi yra specialistai, ne visi supranta ir ypatingai tokį dalyką kaip virusas ar bakterijos ir kaip plinta. Tai žmonėms tikrai yra vienodai ir jie šito nesupranta ir reikia ieškoti būdų, kaip jiem įdiegti tą ir kaip padaryti juos sąmoningais. Ir šitoj vietoj mes patys turime rodyti didžiulę reikšmę tame ir patys būti kaip pavyzdys. Ir jeigu, sakykime, mes sakome, kad reikia būtinai
keisti avalynę, persirenginėti, plautis, dezinfekuoti rankas ir patys to nedarome ir darbuotojai tam mato, tai iš tikrųjų, nieko mes taip nepasieksim, nes darbuotojai visą laiką ieško lengvesnių kelių ir kuo mes sudėtingesnę sistemą padarysim, kuri nebus patogi, tuo bus lengviau ją apeiti ir tikrai žmogus yra natūraliai taip sutvertas, kad visą laiką ieško, kaip čia padaryti lengviau, kaip čia padaryti taip, kad man nereikėtų tiek daug metų. Na ir žinoma, turime suprasti visi ir aiškinti darbuotojams apie tą biologinį saugumą ir kas tai yra ir kokia iš tikrųjų jo reikšmė, kam jis tai sutvertas, nes to, ką nematai, labai dažnai sunku suprasti. Ir žinoma, to, ko nežinai, tu visą laiką ir bijai. Tai rutina šitoje vietoje yra labai svarbi, kai darbuotojai dirba pakankamai rutiniškai ir ta rutina priveda prie tam tikros sistemos ir prie tam tikro sąmoningumo. Tai vėlgi, kai darbuotojui viskas yra aišku, paprasta ir suprantama, jisai bus linkęs labiau elgtis taip, kaip mes norime, negu ieškoti kažkokių tai lengvesnių kelių. Žinoma, turim užkirsti kelią kryžminiai taršai, tai reiškia, kad nešlamatuotų tie darbuotojai kažkur tai iš vienos vietos į kitą, kur, sakykime, negalėtume sukontroliuoti, kad jisai nepasikeis apavo, kad jisai vaikščios iš vienos vietos į kitą, kai, sakykime, tai turbūt daugiau liečia tos smulkius ūkius, kur laiko žmonės skirtingus paukščius ir žinoma, kad tas avalynės keitimas turbūt jiem į galvą net nedaeina dažnu atveju, kad reikėtų tą daryti, bet turime tą šviesti būtent savo darbuotojams ir juos mokinti. Žinoma, turim kreipti dėmesį į smulkmenas ir turbūt idėja yra tokia, kad mes privalome žiūrėti tai ne kaip darbuotojui į bausmę ir bausti už tai, ką jisai daro negerai ar padarė negerai, bet mes turime išviesti ir mokinti, kodėl jisai toks turi būti ir kodėl reikia tai daryti. Ir iš kitos pusės mes turi būti sąžiningi patys prieš save ir prieš darbuotoją, dėl to, kad matom, kad ypatingai kaimo vietovėse, kur yra kažkokie tai paukščių ūkiai, turim būti realistais ir sakyti, kad jeigu tu laikai paukščius, mes tave dabar bausim ir nubausim. Iš tikrųjų, dauguma meluos turbūt ir sakys, kad neturiu, nelaikau paukščių, arba ten tėvai nelaiko, sesės, broliai, bet turbūt taip nebus ir turim suprasti, kad vis tiek kažkas tai tos paukščius laiko ar kažkokius tai kitokius gyvūnus, tai šitoj vietoje nėra šiandien dienai jokio teisinio, vadinkim, įrankio, kuris galėtų mums drausti jiem laikyti paukščius, mes tik tai tą galim padaryti darbo sutartyje, kad darbuotojas įsipareigoja to nedaryti, bet vis tiek jisai turi šeimą, turi brolius, turi kažkokius bendrus ūkius, kur gali papulti. Tai turime identifikuoti ir kad darbuotojas jisai pats pasakytų iš tikrųjų, kokius paukščius laiko ar su kuo kontaktuoja, kas laiko tos paukščius, kiek jų laiko, kad mes žinotume, kad mes identifikuotume ir galėtume kažkaip tai imtis priemonių. Žinoma, darbuotojų svarbiausia yra kartojimas mokslų motina. Tai tą jau mes visi gerai žinom, yra lotyniškas to pasakymas, repeticijos mater studiorum, tai pastoviai kiekvieną dieną vos nelašėti ant smegenų ir tas pats per tą patį rutiną, jinai priveda prie sistemos ir turime mokinti tuos pačius veiksmus ir juos kartoti kiekvienoj vietoj, į kiekvieną paukštį einant, į kiekvieną vietą, kur tik tai jisai praeina, tie patys užrašai, tos pačios taisyklės, kad kartotų ir kartotų ir kartotų. Net ir atrodo tokios smulkmenos kaip pastate padaryta dezinfekcija, tai turi didelės reikšmės, kuomet mes identifikuojam, kad ten padaryta dezinfekcija dėl to, kad dažnu atveju darbuotojas nežinodamas, kad tam pastate jau padaryta dezinfekcija, jis išplautas, išdezinfekuotas, sugalvoja užeiti kažkokio tai pasimti įrankio ir jisai nesusimasto, jisai nepasikeičia apavo, jisai ateina iš kažkur tai kitos teritorijos ir tokiu būdu mes nesugebam jo sukontroliuoti, dėl to tie informaciniai ženklai, visos informavimo priemonės jam yra svarbu ir fiksuojasi tai atmintyje. Žinoma, darbuotojų mokymas ir tai nėra tik tai vidinis mokymas viduje su paukščiais tiesiogiai dirbančių darbuotojų, kuomet mes sakome, kad gerai, paukštininkai, ten šalkalviai, elektrikai, jie viską lyg ir žino, lyg ir supranta, bet dažnais atvejais mes turime kažkokius tai žmonės iš išorės, turime
pagalbinius kažkokius, tai pagalbinės tarnybas, kurios atvažiuoja iš išorės. Tai lygiai taip pat mes turime juos supažindinti su taisyklėmis, turime juos mokyti tų taisyklių, mes turime jiem dėkti tas pačias sistemas ir tą pačią ideologiją, kad jie suprastų, kamgi čia to reikia ir kokia yra to svarba ir kad, nuostoliai gali būti milžiniški. Ir mums, svarbiausia yra užkirsti kelią kontaktui. Ir dažnas mokymas tų darbuotojų, priminimas, nors ir tos pačios informacijos, jisai vis tiek palieka tam tikrą žymę. Ir žinoma, reikia įvertinti ir pačių darbuotojų žinias, kad jie jaustų atsakomybę, kad mes, jeigu papasakojam kažką įvardinom, papasakom apie paukščių gripą, kaip jisai plinta, apie kitas įvairias ligas, tai mes turime įsitikinti, kad jie bent jau kažkiek apie tai suprato, ir atlikti kažkokį tai elementarų testą, sakykime, taip, kad jisai žinotų jau, kad aš kažkokias tai žinias tame reikale turiu. Ir šiais laikais mes atsiduriam iš tikrųjų tokioje vietoje, kai darbuotojų gerovė ir norint taip, kad jisai stengtųsi daryti, iš tikrųjų turim į jį daug investuoti. Ir labai dažnai atsiremiam į tai, kad mums atrodo vienai, bet iš tikrųjų darbuotojai jie elgiasi visai kitaip. Pavyzdžiui, paprastas dalykas darbo rūbai, sakykime. Mes turime užtikrinti, kad jie būtų patogus jam. Ne tai, kad mum jie kainuoja pigiau, ar mum patinka jie labiau, bet mes turime tą daryti, kad darbuotojas jaustųsi komfortiškai, kad jisai norėtų tos rūbus dėvėti, kad jisai galėtų juos lengvai persirengti, kad nevaržytų jo judesių, kad jie būtų lengvai plaunami. Ir tam duodame keletą pasirinkimų visą laiką jiem patiems išsirinkti, kas jiem geriau tinka, ko jie patys labiau nori, kokie batai jiem labiau tinka, kurie nevaržytų ir galėtų jais keistis. Kaip antai, pavyzdžiui, Crocs tipo klumpės arba batai, kurie skirti šaltkalviam elektrikam, kurie būtų be raištelių, su greito užsegimo jungtimis, kad iš tikrųjų tos batus keistusi, nes nebūsime kiekvieną kartą prie to darbuotojo ir nestovėsim prie galvos ir nežiūrėsim, ar jisai tikrai persirengė, ar jisai tikrai pasikeitė batus. Tai vėlgi tam tikras spalvų įvedimas, kad mes galėtume kontroliuoti, sakykime, teritorijos apavas, vienokios spalvos, paukštidį apavas kitokios spalvos, tai irgi turi reikšmę ir darbuotojas jis jau būna sąmoningas, kad mane galbūt stebės, galbūt žinos, ar aš pasikeičiau ar nepasikeičiau. Reikalingas inventorius paukštidėje taip pat turi didžiulę reikšmę, kurio nereikėtų tasyti iš vienos vietos į kitą. Ir žinom, kad mes negalime užtikrinti visiškai jo tinkamos išplovimo, dezinfekcijos, kaip antai kopėčių ar karučių. Dėl to tas turi būti kiekvienoje paukštidėje. Ir žinoma, darbuotojų higiena, jinai yra būtina. Judėjimas teritorijoje, vėlgi mes galime daryti tokius dalykus, kur atrodo mums patiems aišku ir suprantama, bet vėlgi judėjimą pačių darbuotojų turime padaryti kiek įmanoma paprastesnį. Dėl to, kad auginant didelėse aikštelėse, dideliuose ūkiuose, mes žinome, kad yra skirtingo amžiaus paukščių, dėl to tas judėjimas turi būti nuo jauniausių iki vyriausių, bet jeigu mes, sakykime, padarysime kaip dešiniai pusėje pavyzdį, kuomet jauniausi paukščiai bus pačiam gale, sakykime, teritorijos, o vyriausi čia priekyje arba atvirkščiai, tai vėlgi sukuria didelių nepatogumų dėl to, kad žmonėms reikia didelį atstumą nueiti ir jeigu kažką pamiršo vėl grįžti, dėl to, kairėje pusėje nuotraukoje galbūt kaip alternatyvą išdėstyti ir užpildyti paukščius taip, kad darbuotojas galėtų lengviau judėti tarp skirtingų paukščių, skirtingų paukštydžių, kuris turėtų mažiau šansų padaryti klaidą, kad jam reikėtų mažiau galvoti apie tai, kur jisai nuėjo ar kur jisai buvo. Ir tokiu būdu sudarydami jam kiek įmanoma lengvesnės, paprastesnės sąlygas ir supratingumą, jisai tada išvengs tų elementarių klaidų, kurių galbūt gali būti kasdieniame darbe. Labai svarbus dalykas yra paukščių gaudymas ir kas žino, paukščių gaudymas yra vykdomas keletą būdų, tai yra gali būti dalinis paukščių gaudymas, kuomet yra paliekama dar dalis paukščių paukštidėje, gali būti pilnas paukščių gaudymas, kai mes jau visus paukščius išgaudom iš paukštidės ir čia
turime didžiulę spragą, kur iš tikrųjų labai sunku sukontroliuoti ir labai dažnai mums atrodo, kad jeigu jau pradėjom gaudyti paukščius, tai jau jie vis tiek jau keliaus į skerdyklą, tai kasgi čia gali be atsitikti. Bet rodo mums patirtis ir buvę įvykiai Lietuvos ūkiuose, kad iš tikrųjų gaudymas paukščių turi labai didžiulę reikšmę. Ir jeigu mes darome dalinį atgaudymą, kuomet dar paliekame kitus paukščius gyventi, tai kontaktas šitoj vietoj įvyksta ir jeigu mes turime pernešimą ligos, šiuo atveju jeigu paukščių gripo viruso, tai žinoma, kad jie likę paukščiai susirgs ir tai bus problema. Dėl to gaudytojai, ar tai būtų vidiniai ar išorės gaudytojai, tai jie turi būti irgi mokomi tų pačių principų, kaip ir dirbantis prie paukščių. Ir ypatingai išorės gaudytojai, kurie atvažiuoja iš kitų įmonių ar iš kitų vietų, tai turim aprūpinti jos privalomai, aprūpinti asmeniniam apsaugos priemonėm. Tai reiškia suteikti jiem rūbus, suteikti jiem avalynę, daryti taip, kad jie turėtų savo persirengimo vietą, kad jie kuo mažiau kontaktuotų su mūsų ūkiuose dirbančiais žmonėmis ir žinoma, po jų darbo mes turime atitinkamai rūpintis patalpų valymu ir dezinfekcija, dėl to, kad virusą perduoti yra labai lengva ir jeigu žmonės pradės iš namų ar iš kažkur tai kito ūkio neštis savo drabužius, savo avalinę, tai žinoma, kad mes nesukontroliuosim. Dėl to tuo turim pasirūpinti mes patys, nes niekas kitas už mus to nepadarys. Na ir žinoma, turim rūpintis darbuotojų higieną ir darbo poilsio aplinką, kad darbuotojai jaustųsi kaip namuose. Turime į tai investuoti pinigus ir daryti taip, kad tas darbuotojas jisai jaustų, kad mes dirbam ir dėl jo, ne tik tai jisai dirba dėl mūsų, bet kad jam sudarytumėm sąlygas, visas sąlygas nusipraust, visas sąlygas tinkamai persirengti į jam patogius rūbus, jam patogią avalynę, kad jis galėtų tinkamai pailsėti ir žinoma rūbus išsiplauti, atitinkamas komplektas rūbų ir avalynės, kad nevaikščiotų purvini, kad žinoma, jeigu atėjo viščiukų priėmimas, kad jie būtų su švariais rūbais, kad nebūtų atėję iš kažkokių kitų darbų. Tai mūsų visas darbas yra orientuotas į darbuotojo švietimą, į jo gerbuvį ir tokiu būdu, toksai, sakykime, požiūris, aš manau, kad atneša didesnę sėkmę dėl to, kad darbuotojas stengiasi, supranta ir nori, kad ta darbo vieta jinai liktų ir saugoja visais įmanomais būdais. Tai tiek trumpai iš manęs. Dėkui. Ačiū, Tomai. Na ir paskutiniam pranešimui kviečiu Orliną Ivanauskienę iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, taip pat ir sveikatos apsaugos ministerija, pristatyti informaciją apie paukščių gripo grėsmę visuomeniai bei galimybės apsisaugoti. Tada po to klausimus. Jo. Taip, laba diena, ačiū labai už kvietimą. Tikrai mielai prisijungsime prie pristatymų, prie situacijos apžvalgos. Ar matosi pranešimas? Matosi. Matosi, viskas gerai. Na, iš tikrųjų, kalbant ir prieš tai, kiek man teko šiek tiek pavėlavus prisijungti prie jūsų jau aptariamų klausimų, dėstomos medžiagos, tikrai yra labai svarbu ta biosaugos reikalavimai. Grįžtant prie to, aš šiek tiek irgi detalizuosiu, kas yra aktualu darbuotojams, kokios gali būti prevencinės priemonės. Na ir kalbant dar kartą sudėsiu akcentus, kas tai yra tas paukščių gripas, kad tai yra tikrai ne vien tik paukščių gyvūnų liga, tai yra žmonėms irgi perduodama infekcija. Kalbant apie grėsmę žmonėms, turbūt irgi akcentavot ir kalbėjot ne kartą, kad tą virusą, paukščių gripo virusą, paukščiai, žinduoliai gali perduoti žmonėms. Tai yra tiesiogiai sukelti sunkes ligos formas. Na ir priklausomai nuo to, kaip vystosi toliau virusas, viruso gali būti kisti virusas, gali keistis, mutuoti ir atsirasti netgi naujų formų. Tai yra pandeminio gripo grėsmė, tai ir pandeminių viruso formų atsiradimas. Kalbant apie
apie žmonių užsikrėtimo paukščių gripo atvejais pasaulyje. Nežinau, ar čia taip gerai matysis toje lentelėje, bet iš tikrųjų yra nemažai šalių, 25 šalis, kur nuo 2003 metų iki šių metų spalio 17 dienos yra registruota 992 atvejai ir iš kurių 475 atvejai baigėsi mirtimi. Rodiklis mirtingumo iš tikrųjų yra labai aukštas, 48%, 25 šalis minėtos ir išvardinant tarp tų šalių, kuriuose yra didžiausias žmonių užsikrėtimas paukščių gripo virusu, tai yra Pietryčių Azijos šalys, tai yra Vietnamas, yra Indija ir Indonezija ir kitos šalis. Tame pačiame Egipte irgi nemažai registruota atvejų, taip pat Jungtinėje karalystėje iš Europos šalių yra registruota atvejų, na ir susirgimai irgi plačiai paplitę ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Nepaisant to, paukščių gripo virusų perdavimas gyvūnams, perdavimas žmonėms lieka labai retas reiškinys, tikrai retas, nors tuo atveju matote per daugiau beveik 2 dešimtmečius, dar 1000 atvejų neužregistruota, tačiau jie registruojami, na ir perdavimas tarp žmogaus žmogui irgi nėra pastebėtas, kad tas plitimas būtų nuo paukščių ar ten nuo gyvūnų perdavimas žmonėms reiškinys retas, o kad žmogus žmogui perduotų paukščių gripo virusą tikrai nepastebėta. Kalbant apie rizikas, tai yra vertinamos rizikos maža, vidutinė, didelė, bendrai populiacijai, čia atliktas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro vertinimas, kad bendrai populiacijai, visuomeniai kalbant apie riziką, tai yra labai maža. Kalbant apie riziką tiems asmenims, kurie turi profesinę riziką, kurie turi kitokį tiesioginį sąlytį su paukščių gripu užsikrėtusiais gyvūnais, tai yra rizika vidutinė. Kas tai yra rizika? Tai jau prieš tai irgi turbūt šnekėjote, tai yra tas kontaktas su paukščiais ir kitais užsikrėtusiais gyvūnais, jų išskyromis, jų užteršta aplinka, asmens apsaugos priemonių naudojimas irgi labai svarbu, kuris yra skirtas būtent tiek darbuotojams, tiek žmonėms, kad būtent kontaktuojant su negyvais gyvūnais, kritusiais gyvūnais, su jų išskyromis, kad būtent tai sumažina irgi su tuo susijusi rizika. Na ir dar viena iš prevencijos priemonių, tai yra rekomenduojami skiepai profesinę riziką turintiems asmenims. Apie tai truputį vėliau irgi pristatysiu, kokios yra galimybės Lietuvoje. Kokie užsikrėtimo keliai, dar kartą noriu akcentuoti, tai yra tiesioginis kontaktas, tai yra artimas kontaktas su užsikrėtusiais paukščiais, gyvūnais ar jų kūno skysčiais, audiniais, išmatomis, užteršti aplinkos objektai, tai yra bet kur užteršta aplinka, na ir pačio viruso prarijimas, įkvėpimas per viršutinius kvėpavimo takus ar akis. Plitimas nuo žmogaus žmogui, dar kartą noriu pasakyti, šiuo metu dar nėra fiksuota. Mes čia kalbame apie užsikrėtimų paukščių gripu. Kokia situacija šiuo metu Lietuvoje? Ką mes turėjome ir tikrai čia tokia trumpa apžvalga. Šiais metais, tiek metų pradžioje, sausio 28 dieną buvo gauta informacija, tiek metų viduryje, gegužės 27 ir spalio 14, kad mes turėjome paukštynus, turėjome ūkius, iš kurių perduota informacija apie nustatytą labai patogenišką paukščių gripo virusą H5N1, tai veterinarinė tarnyba perduoda informaciją Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras identifikuoja sąlytį turėjusius asmenys. Tai matote, kad sausio mėnesį mes turėjome 79 tokius sąlytį turėjusius asmenys, tai čia yra ir ūkių darbuotojai, ir veterinarijos specialistai. Gegužės mėnesį 9 sąlytį turėję asmenys, čia priklausomai nuo ūkio dydžio ir išaiškintos asmenų skaičiaus. Na ir spalio mėnesį irgi Kretingos rajone įvykusio paukščių gripo protrūkio metu nustatytas 61 sąlytį turėjęs asmuo.
Koks yra tikslas, kad mes nustatinėjam, aiškinamės tuos sąlytį turėjusius asmenis, kurie turėjo sąlytį su kritusiais, užsikrėtusiais paukščiais. Tai iš tikrųjų tai yra didžiulė prevencijos priemonė. Tikslas yra nustatyti tam, kad mes galėtume išsiaiškinti tą perdavimo kelią. Perdavimo kelias nuo gyvūno žmonėms, tai šiuo metu nuo paukščių žmonėms. Apie prevenciją kalbėti, kad jeigu atsirastų tokie paukščių gripo atvejai žmonių tarpe, kad perdavimą valdyti tarp žmogaus žmogui ir apriboti visą tą perdavimą, taikant visas skubes tikslingas kontrolės priemonės. Kalbant apie tokius atvejus, jeigu atsirastų tokia didžiulė biologinė grėsmė ir atsirastų paukščių gripo atvejai žmonių tarpe, būtų skelbiama ekstremali visuomenės sveikatai situacija ir informacija būtų teikiama ekstremalių sveikatai situacijų centrui, nes tai jau būtų galvojama ir kalbama apie įtariamą gripo sukelto naujo viruso potipio grėsmė. Na ir visos kitos informacijos toliau yra perduodamas į visus kitus tinklus. Koks yra teisinis pagrindas Lietuvoje? Kaip vyksta bendradarbiavimas, nustatant sąlytį turėjusius asmenis, tai yra valstybinė maisto veterinarinė tarnyba, teritorinių principų, atskirose administracinėse teritorijose, kada yra nustatomas didelio patogeniškumo paukščių gripo atvejis arba protrūkis tarp paukščių ar žinduolių, raštu informuoja nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, sudaro sąlytį turėjusių asmenų sąrašą ir pateikia šios duomenys. Tada nacionalinis visuomenės sveikatos centras būtent tą sąlytį turėjusių asmenų turint tą sąrašą dar labiau identifikuoja, aiškinasi, nustato ekspozicijos rizikos lygį, vykdo stebėseną, kalba eina ir apie chemoprofilaktikos organizavimą bei laboratorinių tyrimų organizavimą. Kaip yra vertinama visa ekspozicija? Ekspozicija nuo gyvūnų, nuo paukščių žmogui, visų pirma, labai svarbu ir pirmoje vietoje yra vertinamas asmens apsaugos priemonių naudojimas, dėvėjimas. Buvo naudotos, kaip naudotos ir taip toliau, jau kaip ir prieš tai pranešimo metu, kiek teko girdėti, kad tikrai labai akcentuojama ir tikrai tą darbuotojų sąmoningumą ir tikrai asmens apsaugos priemonių naudojimas, tai yra labai didelė apsauga, kalbant apie šio viruso išplitimą ir apsisaugojimą. Trukmė irgi yra labai svarbu, tai yra ilgalaikis poveikis, ypač kai dirbama uždarose patalpose, tai irgi padidina rizikos lygį. Kalbam apie vietą, irgi vertinama vieta, tai yra patalpos, dydis patalpų, ventiliacija, techninės organizacinės kitos priemonės, sąlyčio tipas, kaip tai galėjo būti, jeigu ten kvėpimas, nuryjimas, tas tiesioginis kontaktas, tai čia irgi sąlyčio tipas yra labai glaudžiai susijęs su asmens apsaugos priemonių dėvėjimu ir jų naudojimu. Gyvūnų rūšis, koks tai gyvūnas, nes kaip jau čia mačiau susirašinėjimo skiltyje, buvo kalba ir apie žvirblius, tai aišku tie naminiai paukščiai kaip paukščiai, kad žvirbliai turi tikrai mažą riziką, daugai eina per laukinių paukščių visą užsikrėtimo riziką ir atsiradimą, bet po to jau plitimas ir naminių paukščių, kaip sakyti, bandose irgi būna labai didelis, kai jau tas virusas įsisuka ir į tam tikrus naminių paukščių ūkius. Na ir infekcinė dozė šio sukėlėjo, tai yra sąlytis su dideliu viruso kiekiu, tai yra dažniausiai tiesioginis kontaktas, kada jau pasireiškia simptomai ir kada mes kalbame dar vienas aplinkybė, kalbant apie infekcinę dozę, tai yra užteršta aplinka, tai priklausomai nuo užteršimo aplinkos tam tikromis išskyromis ir tai irgi sudaro labai didelę riziką. Rizikos lygiai yra aukštas, tai vėlgi grįžtų aukštas lygis ir mes kalbam apie asmens apsaugos priemonės, kai jos yra nenaudojamos arba netinkamai jos naudojamos. Vidutinis lygis, kada jau leidžiame laiko krėstoje aplinkoje, bet tokio nėra tiesioginio kontakto su sergančiais gyvūnais išskyromis, tiesiog buvimas toje aplinkoje irgi vertinama, kad būta, nors ir asmens apsaugos priemonės būtų dėvėtos.
rizikos. Na ir žemas tai yra atsitiktinai susiduriama su sergančiu gyvūnu, skerdena ir tikrai yra pilnai naudojamos asmens apsaugos priemonės. Tai visą tą vertinimą, kaip minėjau, atlieka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai. Kokios yra rekomendacijos sąlytį turėjusiam tokiam asmeniui, kuris buvo kontakte su sergančiais gaišenomis ir sergančiais paukščiais, tai sveikatos būklės stebėjimas 10-14 dienų, na, o pajutusi gripą panašius simptomus, jau rekomenduojama kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, būtinai nurodant apie turėtą sąlytį. Na, vengti nebūtinų kontaktų, dėvėti asmens apsaugos priemones, stebinti savo sveikatą, na, ir esant didelės rizikos grupiai priklausančių asmenų grupiai, yra kalba apie poekspozicinę profilaktiką. Ta rekomenduoja ir Lietuvoje taikomos Jungtinių Amerikos valstijų užkrečiamųjų ligų kontrolės centro gairės, rekomendacijos, tą ir mūsų Lietuvoje infektologai yra patvirtinę ir rekomenduoja, kad būtent oseltamiviras yra naudojamas ne vien tik tai šios infekcijos gydymui, kaip paukščių gripo gydymui, bet ir poekspoziciniai profilaktikai. Tai yra tie, kurie turi didelę riziką, bet dar neturi simptomų, bet stebi savo sveikatos būklę. Noriu sugrįžti dar prie asmens apsaugos priemonių. Irgi prieš tai pranešime buvo detaliai kalbėta ir akcentuota apie asmens apsaugos priemonės ir jų svarbą. Tų apsaugos priemonių tikrai yra nemažai ir jos tikrai reikalingos, bet pagrindinės priemonės tai yra kvėpavimo takų apsauga ir akių apsauga. Tai yra veido kaukės, respiratoriai ir apsauginiai akiniai. Visa kita, aišku, pirštinės ir visos kitos priemonės, kombinezonai, ten tie visi kostiumai, batai, prijuostės nebūtinos, bet patogumui dėl siekiant, kad būtų mažiau taršos ir būtų neužteršti tie dėvimi kiti asmens apsaugos priemonių drabužiai, na ir galvos apdangalas, kuris jeigu yra viso kūno kostiumas, be kapišonų, tai irgi rekomenduojama. Bet kaip minėjau, pirmos dvi yra pačios pagrindinės, tai yra patys pagrindiniai keliai, kada yra užsikrėtimas. Labai svarbu asmens apsaugos priemonių užsidėjimo ir nusiėmimo tvarka. Tikrai nenoriu detalizuoti, yra paskelbtos rekomendacijos ir tikrai norėtųsi, kad tos rekomendacijos, tos tvarkos būtų kiekvienoje įstaigoje, kiekviename ūkyje, kad darbuotojai žinotų ir vieni kitus kontroliuotų. Kalbant apie tinkamą užsidėjimą, tai iš tikrųjų dėvint asmens apsaugos priemonės labai svarbu, kad negalima liesti akių, burnos, nosies, būtent jau būnant toje aplinkoje, bet palietus bet kokią užterštą medžiagą, nes tada jau ta grėsmė yra pati didžiausia. Nevalgyti, negerti, neliesti telefonų ir kitų daiktų. Na ir dirbti rekomenduojama dviese, vieni kitus, kaip sakyti, stebėti tą aplinką, kad nebūtų asmens apsaugos priemonių pažeidimų. Nes irgi kartais darbuotojas gali neįvertinti, kad ten kažkaip ar netinkamai užsidėjęs, ar netinkamai kažkur tai yra pradrėksta, ar netinkamai dėvima ta asmens apsaugos priemonė, ta pati medicininė kaukė, respiratorius, ar ten akių apsaugai skirta priemonė. Nusivilkus priemonės pagal visą tą asmens apsaugos priemonių nusiėmimo tvarką, darbo pamainos pabaigoje būtinai nusiprausti. Jeigu nėra galimybės darbo vietoje, vėlgi apsivilkus švarius drabužius, grįžus namuose, nedelsiant rekomenduojama nusiprausti po dušu. Visus drabužius, asmens apsaugos priemonės, darbo drabužius ir įrangą palikti darbo vietoje, nes jie tada jau užtikrinti jų tinkamą sutvarkymą. Na ir kasdien stebėti savo sveikatą, net jeigu laikėtės visų nurodymų dėvėdami asmens apsaugos priemonės. Dar šiek tiek apie respiratorius. Respiratoriai yra Europos Sąjungoje pagaminti ir ženklinami raidėmis FFP.
raidės FFP1, FFP2, P3 ir būtent C ženklų ženklinti respiratoriai. Tai yra būtent parodo, kad prekė atitinka visus ES saugos sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kuriuos užtikrina gamintojas, bet yra ir kitų respiratorių, kuriuos irgi turbūt yra galimybė įsigyti, kurie yra pagaminti Kinijoje, žymimi kitomis raidėmis, Jungtinėse Amerikos valstijose. Irgi jų žymėjimas yra šiek tiek kitoks, bet vėlgi žiūrėkite pagal tą apsaugos lygį. Kokia yra apsauga, kokia yra maždaug apsaugo nuo oro dalelių, nes tai yra laki infekcija, tai yra kvėpavimo takų infekcija. Kaip minėjau, galima įkvėpti arba prilietus irgi galima užsikrėsti per akis arba per burną, irgi užsikrėtimas yra. Į ką norėtųsi atkreipti dar kartą dėmesį, tai yra asmens apsaugos apsirengimo, nusirengimo instrukcija, mokymai. Tai dar kartą prieš tai mano pašnekovas irgi minėjo, kad tikrai tie mokymai turi vykti darbuotojams. Darbuotojai, aišku, turbūt gali būti ne vien lietuvių kalbą kalbantis, bet ir kitų, kaip sakyti, šalių darbuotojai, kuriems gal reikalinga ir kita kalba, tam tikros instrukcijos ir mokymų. Tinkamas asmens apsaugos priemonių dydis. Tos pačios respiratoriai, tie patys akiniai, tos pačios pirštinės, viskas turi būti pagal darbuotojų. Ne tik pasirinkimas, spalva, tai čia yra tikrai sveikintina, yra labai svarbu, kad tada dar labiau galima, kaip sakyti, įvertinti, kokiame lygyje ir kur ten darbuotojas vaikšto, bet ir tie patys dydžiai, kad nebūtų nei per maži, nei per dideli. Naudojama pagal gamintojo rekomendacijos, atskiros patalpos apsirengimui, nusirengimui, asistuojantis asmenys, tai kaip minėjau, kad geriausia, kad būtų dviese, vieni kitus žinotų, ir rankų higiena. Rankų higiena irgi tikrai nieko naujo nepasakysiu, nuolat prieš apsirengimą, po nusirengimo. Jau nesvarbu, jeigu jūs naudojate pirštines darbo metu, bet nepamirškime rankų higienos, kuri irgi yra labai svarbu. Pirštinių naudojimas neapsaugos nuo užsikrėtimų, jeigu nesilaikysite rankų higienos reikalavimų. Na ir trumpai apie skiepus. Kokios yra galimybės Lietuvoje? Yra paukščių gripo vakcina, Aflunok vakcina, vienintelė žmonėms skirta vakcina. Būtent tai yra prieš pandeminė, profilaktinė zoonozinė vakcina Europoje, kuri yra patvirtinta Europos vaistų agentūros. Ta mes turime ir Lietuvoje šią vakciną. Vakcina skirta būtent tiems, kurie turi didžiausią riziką užsikrėsti paukščių gripu nuo paukščių ar gyvūnų. Yra išvardintos tos rizikos grupės, na ir 15 ES, Europos bendrijos valstybių narių savanoriškai dalyvauja viešajame Europos komisijos pirkime ir įsigyja šias vakcinas. 2024 metais buvo Suomija pirmoji šalis, ES šalis, užsisakiusi 20 000 vakcinos dozių. Na ir, aišku, tą vakciną naudoja ir kitos šalys, ne tik Europos, bet ir Jungtinės Amerikos valstijose, Kanada. Lietuva mes taip pat 2024 metais irgi įsigijome 2000 paukščių gripo vakcinos dozių. Ši vakcina. Prašau, kažkas kalba. Ji yra skirta 1000 asmenų pasiskiepyti, kadangi vienam asmeniui skiepijamos 2 vakcinos dozės ir visa vakcinacija šia vakcina yra vykdoma per paukštininkystės ūkio atstovus, valstybinės maisto veterinarinės tarnybos darbuotojus, ir būtent nemokamai yra skiepijami rizikos grupių asmenys, kurie yra vyresni nei 18 metų ir turi profesinę riziką. Įvardinta, kokia tai yra profesinė rizika, tai yra paukštininkystės įmonių darbuotojai, veterinarijos klinikų, mokslo įstaigų darbuotojai, zoologijos sodų muziejų darbuotojai, miškininkai, ornitologai. Yra nustatyta sveikatos apsaugos ministro tvarka, pagal kurią vykdoma skiepijimai šią vakciną. Yra nustatytos įstaigos, 7 įstaigos, kuriuose atliekama būtent vakcinacija nuo paukščių gripo, rizikos grupių asmenų, ir visi norintys pasiskiepyti nuo paukščių gripo kreipiasi į darbdavį, kuris sudaręs norinčių pasiskiepyti sąrašą, kreipiasi į šią iš 7 konkrečių įstaigų, kuri yra arčiausiai tos teritorijos.
ir tada organizuoja savo darbuotojų vakcinaciją. Na ir kuo naudinga ši vakcina, tai kad sumažėja rizika užsikrėsti paukščių gripu, sunkiai susirgti ir išvengti blogiausios išeities, mirties, visas virusas, tikimybė, kad virusas bus perduotas kitiems žmonėms, gyvūnams, na ir virusui kisti galimybė irgi sumažėja, tai yra naujiems viruso potipiams atsirasti. Tai ši vakcinacija tikrai yra labai tikslinga rizikos grupių asmenims, bet dėja pradėjus tą vakcinaciją ir matome, kokia yra situacija šiuo metu, kad labai vangiai vyksta rizikos grupių asmenų skiepijimas Lietuvoje ir norėtume dar kartą paaktyvinti visų ūkių atstovus, vadovus, administracijų atstovus, kad tikrai nepamirškite savo darbuotojų, suteikite tą galimybę, nes tikrai dalinomės tą visą informaciją ir per valstybinės maisto veterinarinės tarnybos kontaktus pasiekia ir jūsų ūkių, kaip sakyti, kad pasiektų jūsų ūkius ir kad jūs pasidalintume tą informaciją ir kad tikrai ta vakcinacija būtų efektyvesnė, nes kaip matome, ta epizodinė situacija tikrai nėra palanki, paukščių gripo atveju tikrai daugėja, jų nemažėja ir ta apsauga tikrai turėtų būti didesnė. O kad išliktume budrus, tikrai naujų variantų atsiradimo galimybė yra. Tikrai tarp skirtingų kiekvienos grupės gyvūnų galima rasti įvairių gripo A tipo potipių. Na ir šioje skaidrėje matome, kad šeimininkai yra sugrupuoti pagal infekcijos dažnumą, populiacijos skaičių, kontakto su žmonėmis dažnį, vienodo tipo receptorių buvimą ir matote, kad ta raudonai pažymėta grupė, kur yra tiek laukiniai paukščiai, tiek naminiai gyvūnai, šita ir taip pačios kiaulės irgi turi galimybę platinti paukščių gripo virusą. Tai mes turime išlaikyti tą budrumą. Na ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras irgi yra parengęs rekomendacijas visuomeniai, kaip ką daryti, kad neužsikrėstume paukščių gripu ir jeigu turėjome kontaktą su paukščių gripu, kaip būtent elgtis žmogui, kur kreiptis, ką daryti. Šitos rekomendacijos irgi yra viešai paskelbtos. Tai ačiū labai už dėmesį. Gal turite kokių klausimų? Ačiū labai už prezentaciją. Ačiū visiems, kas pristatė savo pranešimus, visiems skaitovom. Tai dabar laikas klausimams, diskusijom. Tai pasišau, matau, Saulius Daniulis. Labą dieną. Aš tokį klausimą. Dabar mes atsidurėm kas liečia ekologinius ūkius. Nes pagal reglamentus paukščius reikia išleisti į lauką. Ir dabar ko klausyt, ar Ekoagros kontrolės įstaigos, kad privalomai leisti lauką, ar veterinarijos tarnybos, kada Lietuvoje fiksuojamas paukščių migracijos laiku, paukščių migracijai išleisti didelius pulkus į atvirą teritoriją. Tai va šitą vietą sakau, kaip tiksliai žinot, nes nežinom, ką ir turėti, Kupiškį, sakysime, dar, kad turim ir vištų, ir laikyti. Tai kuo vadovautis va šito dalyko? Tai čia panašus klausimas buvo čia tai įdėtas. Tai taip, kuomet yra didžiulė rizika paukščių migracijos metu, tai paukščius reikia laikyti viduje, kad išvengti šito kontakto su laukiniais paukščiais, nes iš tiesų tuomet nuostoliai būtų didesni, jeigu jau tie paukščiai užsikrėstų ligą. Tai mes iš savo pusės sukontaktuosime su Ekoagros tuo klausimu, kad būtų taikoma toks reikalavimas dėl užkrečiamųjų ligų situacijos ir nebūtų privaloma laikyti lauke, jeigu toks reikalavimas pristatytas. Ačiū, nes pagal reglamentą nustatyta esant gerom oro sąlygom, tos geros nėra kaip apibrėžtos ir visiškai apie paukščių migraciją ir užkrečiamas ligas nėra. Tai ūkininkas atsistojam į tokią poziciją silpnųjų, kad kaip ir nežinom, kur jų klausyt. Na, aš galiu pasakyti, kad vienareikšmiškai mūsų klausyti, nes lyga lieka anksčiau negu
notis išleisti į lauką. Jo, bet jeigu kontrolės įstaiga desertifikuos, tai irgi. Tai jūs tada gerai. Tai va šitas klausimas, jeigu susiderinsit, tai labai ačiū. Ačiū už klausimą. Kas dar klausimų? O Rina, dar jums vienas klausimas yra irgi pokalbių skiltyje. Ar Europoje pasaulyje paukščiai? Ai, paukščiai. Ne, orinis paukščiai, ne. Cientakis. Nespėjau perskaityti. Ne, aš nepaskaičiau iki galo, kad paukščiai galvoju, kad apie žmonės. Tai ne, čia mums Čia klausimas. ne tas. Ta informacija mūsų puslapį visada atnaujinam, galim dar pasakyti. Matau, vėl klausimas SD, nesimato vardo, kad čia dar nenuleista aplinka. Ne, nenuleista, čia žmogus tik kalbėjo. Tai daugiau nematau klausimų, tai noriu padėkoti pirmiausia visiems skaitovom, visiems dalyviam. Dovydas Sakalovas, klausimai. Taip, prašom. Labą dieną. Vat man dabar, kai kalbėjome apie tą paukščių gripą, toks klausimas, kai va tam ūkiai tas išpolis. Vat vis ten socialiniuose tuose pačiuose tinkluose, vis paukščių gripas. Ir vis pastoji po to įrašo galvoju vienas dalykas sukasi. O po kiek laiko į tą patį ūkį galima grąžinti paukščius, jau tipo atlikus visą tą valymą ir tvarkymą. Po kokio maždaug to periodo, kiek tenai ir savaičių, mėnesių ir kiek laiko, va tas va labai įdomu. Aš gal galėsiu atsakyti. Priklausomai nuo to, kokiame ūkyje tas paukščių gripas nustatytas ir kaip greitai ūkis susitvarko su likvidavimo darbais. Jeigu kalbėtumėme apie paprastą smulkųjį ūkelį, kuris laiko 3-4 vištas, tai pagal reikalavimus repopuliacija tokiam ūkyje gali įvykti ir po 30 dienų. Jeigu kalbam apie komercinius ūkius, kada likvidavimo darbai užtrunka savaitę, 2-3 ir dezinfekcijos yra tikrai nukeliamos priklausomai nuo tada, kaip greitai tie paukščiai yra sunaikinami, tai gali užtrukti repopuliacija ir po 3-4 mėnesių ar net ir po 6 mėnesių prasidėti. Aišku, supratau, nes sakau, vis labai įdomiai, va tas va tik dalykas buvo įdomu. Bet žiūriu tenai, va, kai buvo tenai skaidriai vieno, kad tipo kažkuriam jau ūkiai jau dedeklių būrys atgaminamas. Taip, vilkyčių paukštynas repopuliavosi pakankamai, nepasakyčiau, kad anksti, bet jie jau birželio mėnesį įsivežė pirmuosius paukščių būrius. Taip, po 6 mėnesių. Protrūkis buvo sausio gale. Ačiū tada jūsų atsakymus, sakau, labai įdomu buvo, ne tai, kad išgirst, tiesiog pamatai vis, kad kažkur gripas ir galvoju, po kiek laiko tas ūkis vėl, kaip čia pasakius, vėl sušvyties paukščiais. Ačiū už klausimą. Daugiau nematau klausimų, tai visiems ačiū dalyvavusiems, taip pat linkiu visiems sveikatos. Saugokit save, tai pirmiausia atsiminkit, kad biosauga mums nereikalinga, jinai reikalinga jums, kad jūs apsaugotumėt savo ūkis ir kviečiu iš tiesų rimtai tai pasižiūrėti, saugokit save ir savo paukščius. Jeigu kažko trūksta iš mūsų pusės, prašom rašykit, klauskit ir per konsultacijos liniją, tai mes visuomet pasiruošę padėti. Ačiū labai ir sėkmės visiems. Ačiū, viso gero. Ačiū, viso gero. Viso gero. Viso geriausio.